Hey, Coleman hanging on my neck. The bracelet matches a set. My brother name is Tina Dollar. Stop all that back and forth. Wish I would've went corporate. She wish I would've went exec. Esu žodžiu jau Rygoje. Kėliausi 4:30, važiavom su broliu iki Rygos. Ir turėsiu dabar jau skrydį. Skrisiu pirmą į Stambulą. Ir Stambulę lauksim 9 valandas, bet mano bagažas keliauja tiesiai į Balį. Tai galvoju gal nuvažiuoti, aplankyti Stambulą, jau senokai buvau. Ir šiaip turėsiu pirmą kartą tokį ilgą skrydį. Dabar iki Stambulo skrisim 4,5 valandos, tai tokių skrydžių daug esu turėjus, bet iš Stambulo į Balį skrydis 12 valandų. Tai man jau čia yra daug, tikiuosi išeis pamiegoti, nes aš nelabai mėgstu skristi. Ir dar turėjom tokią problemėlę vieną, dabar kai atkeliavau į Rygą, dariausi čekiną. Ir man pasakė, kad mano Balio viza, joje yra padaryta klaida vieno skaičiuko. Pasirodo, aš kai skenavau pasą vizai daryti, jie parašė vieną netokį skaičiuką, tai dabar gali būti, kad teks pirkti naują vizą, bet aš prašysiu sportą ir tikiuosi pavyks įspręsti šitą klausimą ir nereikės pirkti naujos vizos. Tai va. Dar vis laukiu skrydžio. Situacija tokia, kad aš skrendu į Balį ir kelionė į Balyje, ten bus 2 savaitės. Nesu beveik visiškai nieko nesusiplanavus. Turiu pirmas 2 dienas laisvas, kad atsigauti po skrydžių ir jetlagas, visą kitą. Tai 3 dienas turėsiu surfinimo kempą, labai šitą laukiu, bet po to 2 savaitėm visiškai nieko nesusiplanavus, nes palikau savo kompiuterio pakrovėją pas draugą Vokietijoje, o aš pripratus kelionės planuot labiau per kompą, tai nieko kažkaip ir neplanavau. O man pakrovėjo taip ir nespėjo atsiųsti iki kelionės. Tai aš jau būsiu Balyje rytoj. Nieko beveik neturiu suplanavus, bet kažką tikrai sugalvosim, kol kas viskas liuks einasi, dar vis laukiu skrydžio. Žodžiu, skrendam jau į Turkiją. Labai fainai, nes pustuštis lėktuvas, tai svečiamena. Sėdynės atsilenkia. Galėsiu pamiegoti. Turbūt susimatysime jau Turkijoje, nes einu miegot, atsigersiu kidaus valgyt. Ir turbūt vėl eisiu miegot. Nusprendžiau visgi likti oro uoste Stambulo, nes pažiūrėjau, kad trafikas labai lievas ir kad užtruktų apie 2 valandas nusigauti iki miesto ir nenoriu rizikuoti, nes paskutinį kartą, kai buvau Turkijoje, tai neturėjau interneto ir pasiklydau ir nenoriu vėl rizikuoti ir visai noriu pasiekti Balį. Tai likau oro uoste. Man labai nepatinka šis oro uostas, nes turi labai tokių kvailų sistemų, kad pavyzdžiui, jie turi tik valandų laiko internetą nemokamą, o po to jau reikia mokėti. Pavyzdžiui, aš dabar nusipirkau internetą už 10 eurų, jis yra neribotas parai, bet vis tiek labai nelogiška, nes oro uostas labai didelis ir turi labai daug visko pasiūlyti, bet tokių pagrindinių dalykų, kurių reikia backpackeriam, ar šiaip žmonėm, kurie turi layoverius, kaip internetas, oro uostas negali pasiūlyti, reikia mokėti tokius dalykus. Bet radau fainą dalyką, neišbandysiu, bet jisai vadinasi Youth Lounge. Neišbandysiu dėl to, nes jau susimokėjau iš interneto, tai man labai apsimoka mokėti, ką jisai pasiūlo tas Youth Lounge'as, tai tiesiog už 15 eurų gali sėdėti ant lounge, gali žaisti PlayStation'u, internetas 4 valandas nemokamai ir kava įeina, man atrodo, dar. Tai jeigu turi ilgesnį layoverį, gal ir visai irgi apsimoka. Gavom ausines, pagalvėlę ir man atrodo, ar tapkės ar pižamą. Dabar yra 3 nakties. Ką tik pavalgiau. Dabar miegoti. Ir tikiuosi miegoti, kur aš 8 valandas būtų tobula. I'm outside in an AMG, right outside TT. Labas rytas, sakau aš jums iš kažkur
Man atrodo, dabar už Singapūro skrendam. Tai nežinau, ar galiu sakyti labas rytas, nes tie lėktuvai nauji, žodžiu, Turkijos laiku dabar yra, man atrodo, 12 ar 1. Mano laiku dabar yra apie 5 vakaro. Tai aš nuėjau miegoti, pavalgiau, atnešė maistą apie 4, nuėjau miegoti apie 5, atsikėliau prieš maždaug 11, tai pamiegojau apie 7 valandas, kas yra tikrai labai neblogai. Su tokiais atsikėlimais vis, bet tikrai kažkaip visai patogiai, nes tikėjau, kad tai bus. Ir šiaip labai neprailgo laikas ir labai faina. Dabar pavalgiau pusryčius, kiaušinienę valgė, jogurtą, visas gerai. Bet labai keista, nes tikrai galvojau, kad bus kažkaip nejauku, nefaina, nes man labai nefainas tas faktas, kad 12 valandas uždarytas vienoj patalpoj. Ir man iš karto toksai, bet tikrai neprailgo laikas, viskas normaliai, dariau nusivalysiu biškį ir susitvarkysiu veido odą. Man dabar atrodo mano veido oda gerai. Aš duodu jai savaitę, aš būsiu Balyje ir man atrodys tobulai. Visada tai aš nuvarau į šalį, kurioje yra žiauriai šilta ir labai gerai ir aš surfu, mano oda susitvarko ir atrodo tobulai. Tai visas šitas dalykas dėks, tikiuosi. Sveiki atvykę. Atskridome į Balį. Tikiuosi, kad atskrido ir mano lagaminas su manim. Kažkoks labai keistas oro uosto vaibas. Ir kvapas toksai net yra kažkoks kitoks geras. Tau turbūt reikės pirkti naują vizą. Bet aš galvoju, neįsiu pirkti, eisiu, kad tikrintų mano tą vizą blogą. Ir nuėjau ten ir ją praleido ir net nepastebėjo to blogo skaičiuko. Ačiū Dievui. Tai einu dabar ieškoti savo lagamino. Valdžiuosi, kad mano lagaminas būtų atėjęs. Lagaminą turim, paėmėm. Ačiū Dievui, kad atėjo. Varau dabar savo driverį ieškoti. Yeah, but you need to be careful. A lot of accident Working like this. Šiuo metu esu milijonierė, nes ką tik įsėmiau 1 milijoną Indonezijos rupijų. Galėjo galit man pučelą dabar atiduoti kažkas? Atvariau jau į hostelį, pasėmiau tokį hostelį last minute, tik pirmai nakčiai, kainavo 6 eurus. Oho, kokį driežiuką matau. Pala, gal nesimatys, vėliau nufilmuosiu. Ir varau dabar susitiksiu tokį lietuvę, su kuria susipažinom per Facebooko Balio grupę, nes aš jai siuntą turiu atvežti. Tai jinai atvaro manęs dabar pasims 11 valandą, varysim pavalgyti. Man iš vis dabar atrodo, kad dabar kokios tik 5, nes aš miegojau skrydį nemažai. Tai labai karšta, 32 laipsniai, bet man atrodo feels like 35 ir ką tik girdėjau gaidį. Žodžiu, miksas visko. Tai bet labai excited, man atrodo, man čia patinka. Jau grįžom iš miesto, truputį pavažinėjom, buvom pavalgyti, man parodė vietinių vietų, nes ta mergina gyvena čia jau metus laiko, tai valgėm gatvės maisto ir už 2 porcijas 2 žmonėms sumokėjom 3 eurus. Crazy, dabar guliu savo hostelio tokiam kaip ir balkoną, ant hamako, labai fainas hostelis, parodysiu baseinukas, koks fainas, ryte reikės parodyti, nes dabar tamsu. Ir lauksim rytojaus. Labai įdomu, ar išeis užmigti, nes dabar 12 ir manęs visiškai nemigdo, nes Lietuvoje dabar yra 5. Labas rytas. Mano pirmas rytas Balyje. Turėjau labai tikrai stiprų jetlagą ir užmigau tikrai po 5. Dabar 11 reikėjo atsikelti, nes man reikia čekiautą pasidaryti. Ir pagalvojau, kad labai kvailai padariau, kad nepasėmiau pirmo hostelio keliom naktim, o kažkaip susimašiau, kad noriu ten į kitą vietą ir dabar turiu išsikraustyti. O man dar aš vis savo tokia mieganti. Jaučiuosi, kad kažkokią ant pachmo būčiau iš viso.
Turiu visus daiktus lagaminus nusivežti. Ir Ir dar labai dažnai keičiai čekėta. Kodėl? Kažkokiose džiunglėse čia gyvenau, nes mačiau, kad langai auga. Bet labai fainas hosteliukas, paliksiu aprašymą. Ir pasiėmiau merginų kambarį, tai buvau tik su viena mergaitė. Labai didelės lovos. Tai labai liuks. Take off the foo-foo, take off the cloud chase, take off the Wi-Fi, take off the uniform, take off the car loan, take off the flex and the white loss, take off the real ass jewelry, take to the step up, taking off top off, take off the fabrication screens, and the microwave needs is a real world outside. Take off the... Atkeliavau savo kitą hostelį. Čia naktis kainuoja 11 eurų, bet čia visai biškai kito lygio. Parodysiu vaizdų. Gyvenu tokiam keturvietėm kambarį, o aš vietėm tik su merginom irgi. Bet labai viskas tvarkinga, gražu. Ir parodysiu, kokie vaizdai laukia. The women is stranded, the men on the run. The profits are panic, the law take advantage. The market is crashing, the industry wants niggas and bitches to sleep in the box while they making a mockery following us. This ain't monopoly, watching for love. This ain't monogamy, y'all getting fucked. Jumping on what the hell is that? I gotta relax my... Atėjau dabar pavalgyti, prasisurfinant, labai karšta. Ir tokiose šalyse labai stengiuosi paeiti nuo šaliau ir paieškoti kokių vietinių vietų, kad paremti vietinės vietas, nes pavyzdžiui Balyje tai labai daug europietiškus, europėjus, tokių kavinių, instagraminių, kur aišku irgi faina ir gražu ir galima ten eiti karts nuo karto, bet man atrodo labai svarbu remti ir vietinius, ir ten ir pigiau, ir aš mėgstu ir palikti tipsų jiems. Ir šiaip susipažįsti su kultūra ir vietiniais, kartais, aišku, ir gana dažnai nekalba angliškai, bet yra kažkokia gestų kalba, bet man labai faina pas vietinius. Pasiėmiau 2 valandoms, tai sumokėjau 50. Jau einu po surfinimo ir mano suplyšo tapkės. Tai kalbant apie derėjimąsi čia, norėjau nusipirkti naujas tapkės ir jas man norėjo parduoti už 60 eurų. Aš nusiderėjau iki 9. Ir tai nežinau, ar jos vertos 9, nes nėra labai ypatinga kažkokia kokybė ar kažkas, bet tiesiog labai reikėjo tapkių, nes mano sugalvojo iš nieko suplyšti. Aš turbūt, jeigu galėčiau, tai šitose bazaruose nusipirkčiau visiškai viską. Jeigu man pinigai neleistų, nes šiek tiek fainų, gražių dalykų ir labai daug jos parduoda vietiniai, tai iš vis labai norisi ir paremti ir nusipirkti ir eina sau. Kokie žiedukai, jau skariukai, viskas. Aš jau antrą dieną čia ieškau kažkokio surfinimo maudomo, kad galėčiau patogiai surfinti. Ir Čengu, čia dabar kur esu, visose butikose ir visose maudomų parduotuvėse viskas labai yra brangu, nes belia kiek turistų ir jie perka tai. Ir aš pradėjau ieškoti, kur galėčiau nusipirkti kažkur už tikrą balio kainą maudomą. Ir radau čia tokią vietą per TikToką, kur visiškai matos, kad vietiniai filmuoja. Galvoju, 5 kilai netoli nuvažiuosiu. Užsisakiau skuterį ir mes to skuteriu kokį pusvalandį važiavom. Aš nesuprantu, kaip įmanoma važiuoti 5 kilus pusvalandį, bet tiesiog atrodo, važiuoju ir neatvažiuoju. Tai eina savo, kaip buvo baisu. Bet aš jau galvau, kad čia Čengu yra baisu važiuoti, bet mes išvažiavom į tokį už Čengu, nežinau kas ten per vietą, bet užmiestis tikrai ir ten dar žiauriau žmonės vairuoja. Ta prasme, aš jeigu vairuočiau, čia būtų savižudybė. Aš nesuprantu, kaip žmonės pasiryžta čia vairuoti. Aš nežinau, ar man užteks savaitės 2, kad pasiryžti vairuoti. Ir aš nežinau, ar aš noriu vairuoti, nes ta prasme, sekundžių klausimas tave skiria nuo mirties. Kaip jie vairuoja, tai aš nesuvokiu. Jie per sekundę sugeba sustabdyti tą motorolerį, kai jiems kažkas užkiša ir kur atrodo, kad jau viskas, dabar tai tikrai mirsi. Ir jie sustabdo.
Nu, žodžiu, bet sėkmingai nuvažiavome į tą vietą, labai ilgai važiavom, tai biškai parinausi, bet atgal tai jau kažkaip, nusipirkau maudomą, nusipirkau 2 maudomus už 30 €, o čia net vieną nebūčiau už tiek nusipirkus. Tai dabar varysiu jos, bandysiu išbandyti. Vakar truputį surfinau, bet jaučiuosi praradus formą, nes paskutinį kartą surfinau tik vasarą, dabar jau lapkritis ir nesportavau nuo tada taip stipriai. Tai reikia vėl grįžti į formą, reikia pradėti gerai valgyti ir maistą, kuris duotų energijos. Ir bandysiu per šitą savaitę grįžti po truputį į formą. Tai va. Ką tik grįžau po surfinimo, dabar atėjau pavalgyti, laukiu maisto. Tai šiandien jau sekės geriau, jau vėl pradėjau gaudyti bangas, kelias labai geras pagavau, bet jaučiasi, kad praradau tą formą ir užtrunka laiko tikrai sugrįžti. Tai jau rytoj važiuoju į surfinimo stovyklą, labai laukiu, nes noriu ir patobulinti techniką ir žinau, kad šiaip darau tokių durnų klaidelių, tai labai gerai, nes ten bus treneriai, tai viskas stebės ir po to analizuosim. Labai laukiu, o turbūt ties čia ir užbaigsiu visą šitą pradžios vlogą. Nenoriu, kad jisai būtų per daug ilgas, nes turbūt jau ir taip bus. O kitam vlogą papasakosiu apie savo surfinimo stovyklos experience, nes ten ne tik gali rinktis tie, kurie moka surfinti, o ir pradžiamokslai, nes viskas lygiais. Tai papasakosiu daugiau, gal net čia kažkas norės atvažiuoti išmokti surfinti. Ir po to, po surfinimo kempo savaitę laiko keliausiu aplink Balį. Tai irgi pafilmuosiu medžiagos ir pasidalinsiu su jumis. Ačiū labai, kad žiūrit, ačiū, kas palaikot, kaip visada labai laukiu komentarų, kritikos, žinoma, konstruktyvios ir susimatom tam vloge. Ciao!